ten žolelės, maistas, susižiūrėti maistą, ten arbatėlės, viską, porą mėnesių ir viskas dingo. O tai kokios arbatėlės buvo? Ten Nu maždaug, kažkokios, pelynai ten kokie. pelynas, ten ko tik nebuvo, ten, žinai, eidavo realiai, kas mėnesį vis paskiria naują kažkokią arbatėlę, ten užsipili, pageri lašiukų kažkokių, nu, man net tuo metu būdavo pačiam sunku patikėti, kad čia taip gali būti, bet tiesiog jau nebuvo kuom tikėti, tad vat, bandėjai, kaip sakoma, grebėjai paskutinio šiaudo ir bandėjai patikėti, kad padės. Ir po to, po kiek Gali laiko, būti, kad buvo tiesiog stresas. nežinau, aš vat, iki šiol net nežinau, kas buvo, nu, streso kaip ir neturėjo būti, aš ten gerai jaučiausi, nežinau, kas čia buvo. Kažkokia organizmo reakcija ir nežinau į ką. Gal į Kazachstano stepes kažkur. Nu, vat, nežinau, iki šiol neatsakytas klausimas, kodėl, kas ir kaip. Nu, matai kaip. Ir tau iš principo irgi pagadino šitas reikalas su Tai aš Kazachstanu. sakau, realiai sezono pradžia buvo žiauriai gera. Jau ten buvo jau kalbų, kad vos ne tuo metu Barisas žaidė KHL, kad gal tenai pabandyti būtų galimybė. Bet va tuo ir baigęs. Bet tik kad vienas geras dalykas, tai kažkaip klubas į viską taip labai profesionaliai žiūrėjo, nežinau, gal jauti ir savo kažkokią tai dalį, kad sako, susitvarkysi, žinai, grįžk kitiem metam, mes tavęs labai laukiam, tipo, mums patiko, kaip tu žaidėjai, visą kitą, tai aš po to ant sekančių sezonų vėl grįžau į tą pačią komandą ir turėjau gana neblogą sezoną. Čia tai jinai vadinasi Sariark, ne, Aristan. Aristan čia buvo, Termir. Temirtau. O Sariarka jau vėliau buvo dar. Ai, Čia ne, dar vėliau. Sariarka čia jau yra VHL, Vyššąją lygą. Taip, Jau taip. bendrai, ne, jie žaidė Rusijos tam Taip. čempionate Vyššąją lygą. O tam Kazachstane, ta prasme, tau, kaip, pavyzdžiui, tie žmonės, su kuriais tu ten iš vis bendravai ir kaip patys tie žmonės kazachai? Ar ten ne? Nu, tų kazachų ten nebūdavo daugiau dominuodavo Rusai pagrinde. Rusai pagrindė. Nežinau, matai, kaip po to palyginti su Europą, su Suomija, tai labai skyrės. Tuo metu gal netrodė, bet ten ir tas profesionalumo lygis žemesnis, žinai, nu, ten jau atvažiuodavo ir tie rusai tokie, nu, nepykė jau baigdinėjantis karjeras, nes kai tu pykė, tu žaidži turbūt Rusijai. Ten, sakau, aš kai jaunas, žinai, norėdavai tobulėti, ten, vat, kaip pavyzdys, žinai, vasarą prasibėgimai vyksta, ten stovyklai tokioj, kalnai, viską, bėgi pirmas, žinai, už kalną užbėgi, treneris nemato, jau reikia seniai. Jaunas, davai stok, pastovim, tipo, 10 minučių pastovim ir tada bėgsim atgal. Gerai, kad dar neparūkydavo. Nu tai ten būdavo, kas ir parūkydavo. Ai, būdavo ir parūkančių. Nu, bet žinai, Kazachstano lygas galima jau ir tipo parūkyti, jeigu dar bebaigęs karjerą, tai jau ten iš viso. Nu, tai sakau, va, tas ir būdavo, žinai, kad tas gal ir žmonių mentalitetas kitoks, negu lyginant su europiečiais ir jau ten gal pas juos noro, perspektyvų nebėra, ten atvažiuodavo, nu dar pažais, kol gali. Nu, matai, su tais europiečiais aš vis galvoju, kad tas, žinai, kai mes, pavyzdžiui, Lietuvoje anksčiau buvo ir toj pačioj Rusija, čiagi žaidėjai, jie, ta, pavyzdžiui, KHL lyga, jinai irgi išlaikoma yra valstybės, čiagi valstybės pinigai. Nu tai žinai, čia toksai, jie ten susirenka, ta komanda, ten patampo tos balonus ten tos, tuda-siuda, pastreniruoja su komanda. Pas jos nėra tos tradicijos, kad atskirai, kaip užsienį, kaip atletas ruošiasi atskirai. Taip. Vienas pats, ar ten su kažkokiais draugais, bet jie kartu varo tam, kad jie išlaikytų savo atlyginimą, nes jie gali būti išspirti per, nu žinai, per minutę. Pamatys, Taip, kad taip. nepasiruošęs. Pašol iš karto, eik iš čia, varyk. Tai O čia labai Rusijai to nėra. dažnai. Bet Rusijai, nu, nėra to pasirašymo, bet ten realiai žmogų pakeisti dar lengviau negu Europą. Tu gali ir su komanda ruoštis, su komanda gali ruoštis, bet kažkas nepatinka, tu ateini po savaitgalio pirmadienį į trenerinę, tave pasikviečia, išlendi savo, kas buvo, nu viskas, namo važiuoja. Nu, bet čia iš vis visur, čia turbūt ledo rytulininko tokia dalia, iš vis, kas yra labai didelis, aš man, nu, kažkaip negatyvi tokia pusė ledo rytulio, kad tau bet kada gali pasikviesti vos ne, pavyzdžiui, kaip šitam, klausiau interviu, buvo Kuznecovui, jam iš vis važiuojant į treniruotę ir Arlovui, pavyzdžiui, paskambino, važiuojant į treniruotės tiesiog, Čia Naičelė. važiuoti, jo.
Nu, sukis bet, atgal ir viskas. bet ta prasme, Naičelė tave ištreidina tiesiog kažkas tokio, atleis, kad Nu, tai visiškai taip, atleistų jie taip. negali. O tam, kur Rusija kažkokia, tai tavęs nieks netreidina, tau tik tai pasako, atlaisvink kambarį ir rytoj jau gali nebūti. Ai, patalpas. Nu, Patalpas, tai jau stipriai, normaliai. Jeigu jau taip. ima, tai normaliai. Nu jo, kad ir Europai, pavyzdžiui, kur ten jau rimtesnės lygos, tos Skandinavijos, tai ten irgi nėra taip, kad, žinai, tau pasako ir tu turi išeiti. Ten jau kontraktus gerbė, realiai, jeigu tu netenkini, žinai, netrauki tam tikro lygio, kalba su tavo agentu, kad arba tau ieškotų kitos komandos, kai esi tada išeini, arba ten kompensacijas išmoko, bet taip, kad va, kaip Rusijose nėra, kad išspirtų per duris. Nu taip, matai, čia tas dar irgi tas mentalitetas, kad už durų stovi dar 100. Nu tai tas už durų stovėjimas, tai čia realiai visur tas yra, žinai, nes belė kokią lygą paėmė.